Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Praeitam epizode, kuris sukėlė šiokį tokį ažiotažą, aš turiu prisipažinti, kad aš klydau ir aš jūs dezinformavau. Aš pažadėjau, kad mes šį kartą kalbėsime apie naujas taisyklės, kurios bus įvedamos nuo sausio 1 dienos ir tiesa yra tokia, kad jos jau įvestos nuo šių metų sausio 1. Kontekstas. Lietuvoje mes turim nacionalinius regioninius parkus, apibendrinsim kaip saugomas teritorijas ir egzistuoja toks dalykas kaip lankytojo bilietas. Iki šių metų sausio 1 dienos, jeigu jūs važiuodavote į parką, jūs turėjote tokią, tai buvo jūsų ne pareiga, bet jūsų teisė įsigyti lankytojo bilietą. Neprivalomas bilietas, kurį jūs parkas kaip ir ragina įsigyti, vienai dienai kainuoja 1 euras, 30 dienų kainuoja 5 eurai ir galite įsigyti metams ir lankytis visuose parkuose už 25 eurus. Tas bilietas visuomet buvo neprivalomas ir jūs galėjote įsigyti tokį bilietą arba jo neįsigyti. Kontekstui mes Svetraime prieš 3 metus nusprendėm, kad kadangi mes organizuojam turus Kuršių nerijos nacionaliniam parke, Nemuno deltos regioniniam parke ir retkarčiais Žemaitijos nacionaliniam parke, mes iš esmės niekaip neprisidedam prie parko veiklos ir mažiausia, ką mes galim padaryti, tai tiesiog pridėti 1 eurą prie kiekvieno svečio bilieto tam, kad sezono pabaigoje mes tiesiog paskaičiuojam, kiek žmonių pas mus buvo ir tą sumą pervedam. Mes tai darom, nes mes suprantam, kad parkui tikrai tų lėšų trūksta, jų tikrai reikia, nes pavyzdžiui, Nemuno deltos regioniniam parke, kur mes dirbom, mes šalia savo starto vietos turim apžvalgos bokštą, kuris yra tiesiog tragiškoj būklei ir jį tiesiog reikia remontuoti. Ta prasme, ten tiesiog reikia kažką daryti. Ir labai dažnai ta infrastruktūra yra daroma, tarkim, koks nors takas arba koks nors bokštas, jis yra labai dažnai niekam netgi nepriklauso teisiškai. Tai reiškia, buvo kažkoks tai projektas, pastatė, tarkim, bokštą ir viskas, that's it, jis niekam daugiau nepriklauso, atitinkamai nieks jo neprižiūri, nes tai yra vienkartinis, kaip Lietuvoje įprasta, projektas, kur apie kažkokią tai priežiūrą net kalbos nėra. Ir parkai tokios infrastruktūros turi nemažai. Vėlgi, perkant mūsų turą, jūs negalite neįsigyti to bilieto, nes tai yra sąlyga, kad jeigu važiuojate, jau turite prisidėti. Bet mes to niekaip neišskiriam. Tiesiog kiekvieno turų pabaigoje mes duodam tokį ženkliuką, tai yra mūsų magnetukas ant faneros, kuri yra priklijuota prie storesnio popieriaus. Ir čia yra parašyta, kad ačiū, kad remiate saugomas teritorijos, už lankytojų bilietus gauti pinigai grįžta prasmingais darbais į parko teritoriją. Man atrodo, tai yra pakankamai gražus simbolinis gestas. Magnetuką galima pakabinti ant šaldytuvo, jeigu išmesit, tai čia visos medžiagos apart magneto yra organinės. Nežinau, kaip tas magnetas. Aišku, tas gestas yra tikrai simbolinis, nes tai yra viso labo 1 euras, bet tai yra ta kaina, kurią, aš manau, galėtų sumokėti kiekvienas. Visų pirma, mes tai darome dėl savęs, nes atvažiavus į vietą mes norim, kad ten nebūtų siurprizų, šiukšlių, laužaviečių, taip toliau ir panašiai. Ir tarkim, ką mes matom Kuršių nerijoje, priplaukus prie kopos, mes labai aiškiai informuojam savo svečius, kad mes nelipam iš kanojų, nes tai yra rezervatas, ten net kojos negalima pastatyti ant kranto. Bet būna tokių atvejų, kai mes priplaukiam prie kopos ir ten matosi žmonių pėdsakai. Ir tada tave žmonės klausia, tai Jani, čia kaip ir tu neturi ką pasakyti. Tie žmonės, kurie eina pakrantę, pavyzdžiui, per rezervatą, jie dažniausiai sako, kad iš kur mes nežinojom. Ir būtent tokiems darbams, būtent tam, kad informuoti to žmonės, parkas turi juos informuoti tinkamai labai daug kur. Kuršių nerijoje atsirado daug ženklų prie kopų, kur aiškiai pavaizduota, kad vaikščioti kopomis ar ir šiaip pakrantė yra draudžiama, nes labai dažnai žmonės net nežino to, o labai dažnai žino ir tiesiog nepaiso taisyklių, nes nežino, kokios yra pasekmės. Ir nuo šių metų kiekvienas parkas, reiškia, apmokestino visus gidus, turų operatorius ir bet kokius subjektus, kurie vykdo komercinę veiklą arba siekia komercinės naudos. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktorius, šiuo atveju direktorė Agnė Jasinavičiūtė, jie pakeitė poįstatyminį aktą, kuris reglamentavo, kaip yra platinami, kaip surinkamos lėšos už tuos lankytojų bilietus. Parkas turi dar pateikti ir ataskaitą, kiek jisai surinko lėšų ir kaip jie tas lėšas panaudoja.
Kai kurie parkai turi tas ataskaitas, kai kurie parkai nelabai turi tų ataskaitų ir iš kai kurių parkų akivaizdžiai matosi, kad jiems visai neblogai sekasi surinkant tas lėšas. Tai nuo šių metų kiekvienas komercinis renginys privalo įtraukti, grubiai tariant, į savo sąnaudas lankytojų bilietus. Tai reiškia, ką jie padarė. Lankytojo bilietas yra savanoriškas, išskyrus komercinius renginius, kurių metu lankytojo bilietas yra privalomas. Komercinio renginio organizatorius į platinamų renginių bilietų kainą ar registracijos mokestį privalo įskaičiuoti lankytojo bilietų kainą. O pasibaigus renginiui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pervesti už lankytojų bilietus gautas lėšas atitinkamos saugomos teritorijos direkcijai. Komercinių renginių organizatoriams nepagristai delsiant, gerai, toliau nelabai svarbu, kas yra komercinis renginys. Saugomoje teritorijoje vykstantis renginys, į kurį patikimas yra mokamas, platinami bilietai į renginį ar dalyviams, renkamas registracijos mokestis ir panašiai. Taip pat komercinių renginių laikomų iš anksto nustatytų laikų vykdomo pramoginių sporto laisvalaikio reklaminių renginių, varžybų organizavimo ir kita panaši veikla, kurios veiklos organizatorius siekia finansinės naudos. Komercinių renginių nelaikoma veikla, nepriklausoma ar tokia veikla yra siekiama finansinės naudos ar ne, vykdoma privačioje namų valdoje. Tai reiškia, jeigu pas save organizuojate kažkokią tai šventę ar ten komercinį renginį ir tas namas yra jūsų, jums neprivaloma. Ir mes čia kalbam apie rinkos dalyvių sąmoningumą ir aš manau, kad po šito įrašo aš turėsiu labai daug nepatenkintų kolegų iš mano srities, gidų, įmonių, kurios organizuoja ekskursijas. Pavyzdžiui, Klaipėda garsėja tuo, kad mes turim kruizinių laivų sezoną, kuris vyksta ten nuo gegužės iki lapkričio mėnesio. Šiais metais mus aplankė virš 50 kruizinių laivų, kiekvienais metais ta suma skiriasi, bet pavyzdžiui, nuo šiol teoriškai Kuršių nerijos nacionaliniam parke visi kruiziniai laivai iš vieno laivo vienas autobusas, mažiausiai vienas autobusas, o tai yra 50-60 žmonių, vyksta į Kuršių nerijos nacionalinį parką. Ir teoriškai jie turėtų sumokėti papildomų pinigų parkui. Tas pats liečia ir Nemuno deltos regioninio parko vietinę kruizinę laivybą. Yra daug laivelių, kurie plukdo svečius užsakomaisiais reisais. Ir iš esmės tas įstatymas liečia ir juos. Tai jeigu jūs, tarkim, jūsų laivą nuomoja, tarkim, 10 žmonių, jūs turit papildomai į parko biudžetą sunešti 10 eurų už tą reisą. Ar tai yra daug, ar tai yra mažai, nežinau. Iš esmės, manau, kad tą taisyklę galima prilyginti kaip pagalvės mokesčiui. Lankytojo bilietas tampa privalomas. Šiaip tai yra labai galingas įrankis, kurį dabar turi visos parkų direkcijos. Bet tas įrankis dabar labiau atrodo kaip šlagbaumas atviroj pievai, kur tu jį visada gali apeiti iš kairės arba iš dešinės. Nes labai daug spragų ir labai daug, ta prasme, jisai realiai egzistuoja tokioj pilkoj zonai. Tarkim, klausimas, ką daryti, jeigu, tarkim, organizuoja viešoji įstaiga, kuri pagal įstatymus, pagal įstatus nėra pelno siekianti organizacija. Nes mes visi žinom, kaip veikia Lietuvoje viešosios įstaigos, tai tiesiog yra pinigų surinkimas ir paskui tu išdalini tos pinigus kaip atlyginimus. Nes, darbuotojai turi gauti atlyginimus. Kodėl parkai praranda tūkstančius ir tūkstančius eurų, man atrodo, jie kol kas tai nesuprato, kokio galingumo įrankis atsirado jų rankose, nes dabar jie turi naują mokestį, kurį jie turi teisę surinkti iš visų, kas dirba parkuose. Manau, kad po šio epizodo sulauksiu vėlgi negatyvo iš savo kolegų, nes nieks nenori mokėti mokesčių, bet klausykit, 1 euras prie jūsų ekskursijos, tai tikrai simbolinis mokestis, bet kiekvienas euras yra naudingas ir tikrai dažniausiai panaudojamas bent jau iš tų ataskaitų, kurios yra viešinamos, nes kai kurie parkai aplamai nesurinka tų lėšų. Tarkim, kai kurie parkai neturi galimybių surinkti papildomai. Pavyzdžiui, paimkite Žemaitijos nacionalinį parką, tai tas turi šaltojo karo muziejų, kuris dar generuoja kažkokį tai pelną, ne? Ir iš to parkas gali kažkaip tai vykdyti tą veiklą savo. O kiti parkai neturi muziejų, tai jiems ir lankytojų jie neturi. Ir atitinkamai ten kažką suorganizuoti už atlyginimą specialisto yra labai sudėtinga.
prisidėkime prie šios iniciatyvos, pagaliau yra įstatymas, labai geras įstatymas, tikiuosi jisai pradės veikti, bet manau, kad čia daugiau apeliuojama į mūsų kaip rinkos dalyvių sąmoningumą ir tiesiog, tai yra mūsų darbo vieta, tai tausokim ją ir prižiūrėkim kaip geri šeimininkai. Šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjot.